Sveiki, čia Balti vilkai ir šiandieną naujovė manifestacijos pasakos, kurių idėja kilo skaitant pasaką sūnui ir norint perduoti jam žinutes. Todėl pasakas aš naudosiu taip, kad jūs suprastumėt savo galę, savo minčių galę, savo tikėjimo savimi galę. Ir paklausius šią pasaką su šeima, su draugais ar kai esate vieni, atsakykite į klausimus, kurie yra aprašyme ir pažinsite ne tik save, prisiminsite savo gyvenimo situacijas. Jeigu paklausite to šeimos narių, jūs pažinsite savo aplinką, pažinsite savo vaikus, pažinsite savo artimus ir sužinosite daug istorijų. Ir tai gali būti nuostabiausias, didžiausią ryšį kuriantis vakaras. O prieš Kalėdas tai atlikti būtų labai nuostabu. Jaukiai įsitaisyti, paklausyti ir padiskutuoti, be telefonų ir be televizijos. O dabar keliaukime į pasaką apie mergaitę Miją ir jos svajonę. Kartą mažame ir ramybę alsuojančiame kaimelyje, apsuptame žaliuojančių klevų ir kalvų, gyveno mergaitė vardu Mija. Ji buvo gera, smalsi ir nuolatos kupina svajonių. Mija mėgo bėgioti po pievas, gaudyti drugelius ir klausytis savo močiutės pasakojimų apie stebuklingas vietas ir paslėptus lobius. Vieną saulėtą popietę, klaidžiodama po mišką, Mija aptiko kai ką ypatingo, didelį, švytinti akmenį, kuris buvo apsuptas žėrinčių gražių gėlių. Jis atrodė senovinis, padengtas raštais, kurie labai gražiai mirgėjo šviesoje. Susižavėjusi Mija palietė akmenį ir pajuto šiltą energiją, sklindančią per jos ranką. Tada pasigirdo švelnus balsas, kuris sklido iš pačio akmens. Sveika, jaunoji svajotoja, pasakė balsas. Aš esu stebuklingas norų akmuo. Tai, kuo tiki, visa širdimi, aš tau padėsiu išpildyti. Mergaitės Mijos akys nušvito iš džiaugsmo. Stebuklingas akmuo, jis skaitė apie tokius dalykus savo pasakų knygose, bet niekada nemanė, kad vieną iš jų ras ir pati. Nedvejodama Mija sudėjo rankas ant akmens ir sušnabždėjo. Noriu gražaus raudono dviračio, kad galėčiau važinėti po kaimą. Ji užmerkė akis ir įsivaizdavo save skriejančią keliukais, jaučiant vėją veide ir girdint sidabrinio varpelio skambėjimą. Akmens balsas šiltas ir skatinantis atsakė, laikyk šį vaizdą savo širdyje, maitink mane savo tikėjimu ir tavo noras išsipildys. Kasdien Mija grįždavo prie akmens, pilna džiaugsmo ir tikėjimo. Ji užsimerkdavo ir įsivaizduodavo savo dviratį, raudoną, blizgantį, su sidabriniu varpeliu ir lygiais gražiais ratais. Kiekvieną kartą ji jautė, kaip svajonė tampa vis tikresnė. Tačiau po kelių dienų prie jos priėjo draugas Tomas ir nusijuokė. Kodėl tu kalbi su akmeniu, jis nieko tau neduos. Mijos širdis susitraukė, galbūt Tomas teisus, gal jinai tik švaisto laiką. Kitą dieną, eidama prie akmens, ji jautėsi labai liūdna, nusiminusi. O kas, jei mano noras neišsipildys, pagalvojo ji. Akmens švytėjimas atrodė silpnas ir šaltas. Nesvarbu, kaip Mija bandė pakeisti savo emocijas, ji niekaip negalėjo nusikratyti abejonių. Praėjo kelios dienos, niekas nepasikeitė.
Mija jau buvo pasiruošusi pasiduoti, kai vieną rytą ją sustabdė kaimo senolė, išgirdusi apie Mijos pasakojimus. Mažoji Mija, stebuklai veikia tik tada, kai tiki visa širdimi, pasakė senolė. Abejonės yra tarsi debesys, kurie užstoja saulę. Vėl tikėk ir pamatysi, kaip debesis pasitrauks. Mija priėmė senolės žodžius į širdį. Ji užsimerkė, išstūmė savo baimės ir sutelkė dėmesį tik į džiaugsmą, kurį jai suteiktų važiavimas dviračiu. Ji įsivaizdavo važiavimą dviračiu taip aiškiai, kad beveik galėjo išgirsti ratų sukimosi garsą. Kitą rytą Mija pabudo jausdamasi daug lengvesnė. Kai ji išėjo į kiemą, pamatė kaimo šaltkalvį, poną Albertą, kuris stumė blizgantį raudoną dviratį link jos. Labas rytas, Mija, sušaukė jis. Jo akys spindėjo po tankiais ir tamsiais antakiais. Mažoji Mija, aš senai dirbu prie šio dviračio, remontuoju, tai yra mano hobis. Ir dirbau prie jo kurį laiką. Kai išgirdau, kaip tu stipriai svajoji apie tokį pat dviratį, pagalvojau, kad tau jis labai patiktų. Mija sustingo iš nuostabos. Tai buvo lygiai toks pat dviratis, kokį ji įsivaizdavo. Ryškiai raudonas, su sidabriniu varpeliu ir lygiais ratais. Ašaros pradėjo bėgti jos akimis. Kai ji ištiesė rankas ir palietė dviratį, ji pasakė: Ačiū, ponia Albertai. Ji šaukė, jo širdis sprogo iš dėkingumo ir džiaugsmo. Ji džiaugiasi, tyru džiaugsmu, ji džiaugiasi. Stebuklas buvo tavo, Mija. Kartais viskas, ko reikia, yra tikėjimas savimi, kuris leidžia kitiems pamatyti tą tavo šviesą, atsakė Albertas. Mija atsisėdo ant savo naujo dviračio. Ji atsispyrė ir pradėjo minti. Jausdama, kaip vėjas glosto jos veidą ir nupučia visas paskutinės abejonės ir baimės, jis skambino varpeliu ir juokėsi. Vis prisimindama, kad šį momentą įsivaizduodavo tiek daug kartų, kol pagaliau tai virto tikrovė. Pasaulis jai atrodė gyvas ir tokia jautėsi ir ji. Nuo tos dienos Mija visuomet prisiminė stebuklingo akmens pamoką. Jos mintys turėjo galią, o tai, kuo ji iš tikrųjų tikėjo, tapo realybė. Ir kiekvieną kartą važiuodama dviračiu, ji savo primindavo: tikėti savimi, tikėti savo norais.